Graži aplinka pas jūs. Gėlytės. Taip, graži. Bet žmonių nedaug ateina. Nedaug. O kotleto neturit naminio būna? Kotletai skanų. Naminio kotletą šiandien neturim. Šiandien zrazai. Šiandien buvo zrazai su grybais. Su grybais? Jo, zrazai. Dabar turim uostus, nėra šiandien. Virtinukai turim. Virtinukai. Čia iš vačkėčiai. Vačkėčiai. Turim šitą kepinėlės. Troškintą. Azų, virtinukai ir kepinėlės. Nu, cepelinai, bet cepelinai baigėsi, tai tu pažiūrėsim. Mes daug nedarom, jeigu mažai žmonių. Mes padarom kokie 6-5 porcijos, o jeigu dar reikia, tai tada dadėsim. O ką žmonės labiausiai mėgsta, tarkim, vis tiek dirbat ilgai? Cepelinai, kotletą astrą, mėgsta ir zrazai. Zrazai turim. Kepinėlės turim. Tai namuose jau, kai grįžtat, vyrui namo nebesinori gaminti po visos dienos darbo. Aš norėjau kopustienės, jeigu turit. Turit kopustienės? Sriubą turim. Paimkit čekį. Gerai, mergaitės tenai. Ir kas skaniausia be cepelinų? Zrazai. Sriubą kopūstų ir vieną štuką cepelinų. 4,8 centų. Nėra brangų pas jūs. Prašau. Ačiū. Prašau. Dėkui labai jums. Prašau. Į sveikatą valgyti tenai. Aš. Vieną sriubą. Gelato cioccolato dolce un po' salato tu gelato cioccolato un bacio al cioccolato io te l'ho rubato tu gelato cioccolato rimani così. Ar skanus bus tikrai? Tikrai čia rinda bulvė, čia žalio bulvė. O jūs kiek laiko jau dirbat šitoj valgykloje? Čia nesenai, čia nuo 97 metų. A čia šitas pensininkai, jos senai dirba.